Žodžiu, matot, kaip yra. Su tautiniu paveldu mano kontaktai prasidėjo dar gal mokinystėje, kokioj 3-4 klasėje aš sėsdavau ant dviračio ir važiuodavau po aplinkinius kaimus ir rinkdavau kai kurią medžiagą iš apleistų sodybų, kurios būdavo arba dažniausiai parduodamos nugriovimui, nuvertimui kaip mediena. Ir tokios, žodžiu, užkaltais langais, tai kartais įlįsdavau ir kai ką parsiveždavau. Ir mano močiutė ne visada įvertindavo mano parvežtus turtus, kartais rasdavau audinius kokius nors senuosius, šuns būdoj paklotus ir panašiai. Bet kuriuo atveju, kažkaip taip jau yra, kad man tai yra organiškai įgimta ir dėl to, sakysim, ta kryptim man nereikėjo kažkaip domėtis, jinai buvo lyg savaime suprantama. Ir ypač dar didelį įspūdį paliko keramikas Egidijus Talmantas, kuris meno mokykloje, Čiurlionio meno mokykloje, kaip ir suteikdavo daug informacijos ir kaip tokį paskatų toliau domėtis šitais dalykais. Nes meno mokykloje buvo muziejus liaudies meno. Ir ten mus kartas nuo karto nuvesdavo ar ten klasės grupę, ar tenai individualiai kartais net nueidavom su tuo pačiu dėstytoju, įsivaizduokit, tai nueina į muziejų mokytojas ir 2 mokiniai, ar ne? Ir kelias valandas gali tiem 2 mokiniam, nežiūrint tai, kad jisai nėra pirmūnas ir penketukininkas, o šiaip žmogus pasidomintis, jis gali ten pasakoti ištisą paskaitą. Tai vat iš tų laikų kaip ir ta kryptis sutvirtėjus yra. Dabar kodėl aplamai tas mano manymu yra svarbu ir įdomu? Yra tiesiog, matot, mes gyvenam tokiais laikais, kai dabar dominuoja, pavyzdžiui, pasakius žodį technologija, gal į galvą ateina tam tikri skaitmeninės technologijos ir panašiai. Ir praktiškai mes gyvenam tam tikram ideologiniam diktato sąlygom. Ir dabar praktiškai rankdarbiniai menai, jie kažkur prapuola, dingsta. Ir praktiškai net paėmus aukštąsias mokyklas dominuoja konceptualus menas, o, sakysim, buitinė keramika, pritaikome keramika yra kažkur keliauja į periferiją, ta prasme į paraštės, jinai nelaikoma šitas užsiėmimas garbingu, vertu, sakysim, užsiimti, nes tu tarsi, jeigu darai buičiai skirtą daiktą, tu tarsi esi prastesnis, esi va toks buitiškas, o tuo tarpu, jeigu mes samprotaujam apie kokius nors tuos konceptualius dalykus, tai jau mes esam tarsi tikri menininkai ir panašiai. Ir šita banga jinai ritasi dabar per, kaip sakoma, per pasaulį, bet aš tai, kaip sakoma, esu optimistas ir manau, kad šitie dalykai turėtų atgimti. Nes tiesiog paties žmogaus prigimtis to reikalauja. Mes negalim užmiršti, išsižadėti tų dalykų, kurie, kaip sakoma, atskleidžia mūsų tam tikras savybės, atskleidžia gebėjimus, formuoja juos, vysto. Nes jeigu mes to nedarysim, tai tada mes liksim tokie mygtukų spaudytojų generacija. Tai šiuo atveju yra toks dalykas, kad jeigu mes dabar jau meną pradedam kurti, spaudinėdami mygtukus, o tas dirbtinis intelektas pradeda gaminti už mus kai kuriuos dalykus, tai tada, žinot, kyla klausimas, kas yra gamintojas ir kas yra vartotojas, kam tas skirta.
nes praktiškai čia, žodžiu, šitie dalykai, kaip sakoma, pradeda sukti savam rate ir žmogus kaip kūrėjas jau lieka kažkur nuošaly su savo galimais gebėjimais, kurių jis jau nustoja vystyti. Tai šiuo atveju, jeigu pažiūrėsim į senasias tradicinės technologijas, o šiaip aš tai kaip ir žiūriu plačiau, man keramika yra vienas iš elementų, bet kurie ten audimą, ten kalvystę ir panašiai, kad ir tą pačią tapybą, sakysim. Tai šitie dalykai, jie mus, kaip sakoma, grąžina prie to, kas formavo žmogų, kas, kaip sakoma, yra prie jo ištakų prisidėję ir kas praktiškai turi lyg pagrįstą perspektyvą vystytis toliau. Kiek ir minėjau, mūsų kaip ir misija būtų atkurti, atstatyti senasias technologijas, viena iš misijų, sakysim. Tai nereiškia, kad mes tokie užsiciklinę ir domimės tik tai tais neolito laikotarpiais ar ten renesanso kokliais. Taip nėra, aš tai laikau, kad tų senųjų gilinimas į senasias technologijas ir jų atkūrimas yra kaip ir fonas arba pagrindas kitiem dar dalykam, kūrybiniai interpretacijai ir aplamai bet kokiam kūrybiniam veiksmui. Bet įsivaizduokit savo, kad mes šitų dalykų nežinom, ar ne? Ir mes imam tik tai, ką mes šiandien sužinom iš, sakysim, mūsų aplinkos. Tai yra dabartinė mūsų, dabartinės civilizacijos bėda, kad jau žmogus nustojo mokytis lokalių dalykų, kur būtų tradicijos tęstinumas, mokytojo mokiniui perduodama informacija, kur būtų, sakysim, tam tikri tos informacijos perdavimo kriterijai, ar ne, bet kokiam durniui aš nepasakoju ir nesakau ir panašiai. Tai šiuo atveju tas dalykas toks ir yra, kad reikia kaip ir susigrąžinti tuos dalykus, šituos įgūdžius, nes kitu atveju mes tiesiog prarandam didelę dalį tos informacijos, kurią turėtume, kuri būtų mūsų prigimtinė, kaip sakoma. Nes dabar kas vyksta? Yra internete pasižiūrėjau, YouTube kažką, jau copy-paste darau, informacijos kažkur pamačiau ir irgi įsivaizduokim savo, kad mes ją priimam nekritiškai ir tokiu atveju mes tiražuojam šitą informaciją įvairiais būdais ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šiuo atveju viena iš tų mūsų misijų atkurti tą lokalias tradicijas, lokalias technologijas ir kad kažkaip grįžti prie mūsų krašto būdingų dalykų. Dabar yra, sakysim, gali kilt klausimas, kiek tautinis paveldas turi su tuo ryšio. Tai turi tiesioginį ryšį. Bet yra dar toks dalykas, kad jeigu mes imam tautinio paveldo, sakysim, tą trajektoriją, kas vyko kaip tas vyksta perdavimas iš kartos į kartą. Tai mes matom tiesiog dar kai kuriuos dalykus, kurie jau yra užmiršti, jau yra nežinomi, nes vienas laikas iškelia vienus aspektus, vienas vertybės, vienus, sakysim, kokybės kriterijus arba poreikius, kitas laikmetis jau dar kitus, nes jeigu pažiūrėsim, čia keitėsi gamybos priemonės, keitėsi vartotojo poreikiai ir taip toliau. Ir tokiu atveju daug dalykų yra jau, kaip pasakyti, tokioj būklėj, kad juos reikia atrasti iš naujo. Ir dėl to dabartiniai, sakysim, to tautinio paveldo gamintojai, jie tęsia
tai, ką perėmė iš savo kartos aplinkos, iš savo tėvų, bet tėvai nebūtinai viską yra perėmę iš savo protėvių. Todėl, jeigu mes pažiūrėsime į sakysim, archeologinę medžiagą pačių įvairiausių laikotarpių, tai mes ten randam didžiausius lobius. Didžiausius lobius, kur galim mokytis ir, kaip sakoma, dar kartą mokytis ir niekad mokytis nebus per vėlų, nes ten yra sudėti dalykai ypatingai vertingi. Vienas iš tų dalykų, kuris mus skatino kurti šitą Vilniaus puodžių cechą arba naudoti tą senąjį pavadinimą, buvo tas, kad mano, sakysim, intencija buvo, kad aplamai atgaivinti senuosius terminus, nes dabar, pavyzdžiui, žodis cechas tai kažkaip nelabai naudojamas, nelabai mėgstamas, jis gal net nelaikomas pilnaverčiu. Pas mus dabar daugiau naudoja, pavyzdžiui, žodį gildija, o vis tik pažiūrėję pirminius istorinius šaltinius mes matom, kad gildijomis vadinosi daugiau pirklių gildijos, o amatininkų cechai buvo ir ne kas kita, todėl cechas yra garbingas, šaunus pavadinimas. Ir atkuriant šitą terminą kartu su įstaiga, kaip sakoma, yra tikimasi, kad gal atsikurs ir daugiau panašių dalykų. Po truputį, nereikia čia niekur skubėti, ne pasaulio pabaiga, kaip sakoma, nereikia, taip žinot, kai mes dabar įpratę, kad gyvenam tarsi kažkokioj ribiniai būkliai. Galima galvoti, kad tuoj kažkaip čia mūsų egzistencija baigsis, bet galima ir kitaip galvoti, šiek tiek nusiraminti ir pagalvoti, kad žmonija, lygiai taip pat ir mes, Lietuvoje turim nemažą laiko, dar ir dešimtmečius, ir šimtmečius į priekį, ir dar žmonija nesibaigia. Todėl šitie dalykai, kaip sakoma, aš matau šitų dalykų atsikūrimo perspektyvą ir nereikia čia niekur skubėti. Dabar vienas iš veiklos aspektų būtų būtent vieša veikla. Čia mano ir kolegė minėjo, kad yra tas demonstravimas, edukavimas ir panašiai. Ir mes kaip ir dar, aš taip įsivaizduoju, jau ir kūrimosi metu jau mes galvodavom apie ir kilnojamą krosnį, ir tą, ir aną. Ir praktiškai, matot, tas kūrimasis buvo toks kaip ir spontaniškas, jau žinant, ko mes norim. Čia nebuvo, kad kažkas sugalvojo ir ką mums daryti. Mes žinojom, ką daryti, tik tai reikėjo dar šiek tiek, kaip sakoma, kad mūsų organizavimo veikla būtų struktūrizuota, tiesiog dar pasivadinom kaip viešosios įstaigos tokį pavadinimą paėmėm. Ir vienas iš mūsų gal tokių išskirtinių bruožų yra tas, kad mes turim kilnojamą krosnį, jau prieš kokį 20 metų, gal daugiau, pirmasias krosnis pasidarę esam, raugo keramikos degimui ir mes su ta krosnimi esam, kaip sakoma, išvažinėję ir Lietuvos įvairius miestus, miestelius, renginių metu mes tą demonstruodavom ir panašiai. Ir ne tik Lietuvoje, ir esam ne vieną kartą buvę ir Lenkijoje, ir kitose kraštuose. Ir, žodžiu, tai buvo mūsų kaip ir arkliukas, nes mes tada degam, demonstruojam, žmonės susirenka, o čia, kaip sakoma, garai kyla ir taip toliau. Žodžiu,
O čia kas yra? O tie garai ir dūmai, jie, kaip sakoma, mus grąžina į tai, kas buvo prieš 600 metų, va čia mūsų Vilniaus kiemeliuose, arba dar ir tų kiemelių nebuvo, gal buvo pašiūrės ir panašiai, meistrai dirbo ir būtent va ta ir atmosfera, ir aplinka va kažkokia susikuria gimininga šitam dalykui. Tai va tiesiog va, tos kilnojamos krosnis yra vienas iš tų mūsų mėgiamų ir naudojamų dalykų. Yra įdomu, kad neretai kas nors bando ir nusikopijuoti. Tenais buvom vienoj vietoj, žodžiu, ne Lietuvoj, tai ten nusifotografavo žmonės tą mūsų krosnį ir paskui pasidarė tokią pačią ir bandė išdegti ir sako, nieko mums nepavyko, per pirmą degimą jinai sutrukinėjo. Nu tai, ką darysi, sutrukinėjo, tai sutrukinėjo. Tai. Šitie laikotarpiai, jie tebėra tyriami ir galutinio žodžio dar, kaip ir sakyti, neverta. Aišku, kad mes žinom, kas kaip buvo daugmaž, taip įsivaizduojam, daroma. Yra, kaip sakoma, archeologiniai duomenys, yra kaip ir rekonstruota dalis tų dalykų. Bet kuriuo atveju tai čia buvo mūsų buitinė keramika, gotikinė keramika, raugo keramika ir panašiai. Renesanso laikotarpiu atkeliauja jau glazūruota keramika ir labai aukšto lygio, ir buitinė keramika, koklininkystė. Bet yra labai įdomių dalykų, kurie dar nėra nustatyti. Tai yra personalijos nėra išaiškintos. Kai kurios tik tai žinomos, bet tai nėra išplėtotos, sakysim, biografijos, nėra dirbiniai arba tipai dirbinių priskirti, sujungti su asmenybėmis. Tas pats koklininkystėje yra, žodžiu, yra ir meistrai, dirbtuvių vietos yra kaip ir lokalizuotos dalis, bet nėra suvesta su konkrečiais žmonėmis ir panašiai. Gal tai niekad ir nebus kai kas padaryta, bet kai kas gali būt padaryta, patikslinta. Tos pačios technologijos irgi gali būti dar tikslinamos ir apibrėžiamos, ypač kai kur dabar tas populiarus eksperimentinė archeologija. Tai šitais metodais šituo metu įvairiuose festivaliuose tai būtent ir yra kaip ir demonstruojama tie nauji žengti žingsneliai, kai įsisavinamas vienas epizodas ar kitas tam tikrų technologijų. Yra dar atskira visai sritis koklininkystėje, pavyzdžiui, bet čia jau menotyrinės problemos, tai, pavyzdžiui, nustatyti, kas yra pavaizduota, kokie personažai, kieno portretai kokliuose ir panašiai. Tai čia yra aplamai plačios diskusinės lankos. Taip, kad dar tikrai yra ką veikti. Yra toks nuogąstavimas, kad Lietuva tirpsta, mažėja, kad aktyvus jaunimas išvažiuoja, kad negrįžta ir taip toliau, kad mes prarandam kažką, savo vertingus aktyvius žmonės. Bet yra ir priešingas judesys, reiškinys, kai sakysim, iš miestų važiuoja žmonės į kaimus, kuriasi aktyvios bendruomenės vietinės ir jos, kaip sakoma, pradeda gyventi pagal savo dėsnius, pagal savo įsivaizdavimą, savo filosofiją, kai žmonėms neužtenka miesto aplinkos arba jie yra nepatenkinti ir jie keliasi į kaimą ir atrodytų, kad jauni žmonės, kur tai matyta, bėgti iš miesto, iš kaip sakoma, klubų lengvai pasiekiamų, ten kino teatrų ir taip toliau. Bet yra tas dalykas, kai yra tie alternatyvūs sąjūdžiai
Ir čia yra labai plati dirva, sakysim, tų įvairių veiklų, nes tai yra ir ekologinė statyba, ir ekologinė, nes kitos technologijos, ir aš matau tiesiog čia perspektyvą ir akivaizdu, kad jaunimas tuo dalyku domisi. Ir jeigu yra galimybė rinktis, tai mes renkamės tokį projektą, kur atsakymas nėra lengvai pasiekiamas, kur reikia dar kažką nuveikti, kad galima būtų į tuos klausimus atsakyti. Tai čia yra įvairūs tie projektai, jie yra kartais tokie kaip ir utilitarūs, tai yra tam tikros krosnės rekonstrukcija, ar ne, bet jeigu mes pasižiūrim į tą renesansinės krosnės rekonstrukciją, tai mes tiesiog susiduriam su visa eile klausimų ir tada jau atsiranda intriga įveikti šitą dalyką ir į tuos klausimus atsakyti. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, čia ir kolegė minėjo, kad teko dalyvauti vieno iš valdovų rūmų krosnių atstatyme. Tai čia buvo netoks paprastas daiktas, kaip gali atrodyti, nes, matot, galima naudoti žaliavas, medžiagas, kurias mes įsigyjam lengva ranka, nusiperkam parduotuvėje, pavyzdžiui, glazūros, ar ne, o galima imti cheminių tyrimų duomenis, formulę ir pasižiūrėti, nagrinėjant senuosius traktatus, kaip tos glazūros buvo padarytos ir pabandyti atkurti tą glazūrą galimai artimiausia, kokia buvo originali glazūra pagal savo cheminę sudėtį. Ir mes einam tuo sunkesniu keliu, bet jisai yra tada jau be galo įdomus, intriguojantis, mes einam į visišką nežinią, nes mes imam tada elementus pačius pirmuosius, tai smėlį, tenais kitas sudedamąsias dalis, dabar negalima jau minėti garsiai švino oksido, bet mes ir tą imam. Ir tada, žodžiu, testavimo būdu darom bandymus ir pasiekiam tą rezultatą, kuris mus kaip ir tenkina ir paskui jau kaip ir pradeda džiuginti. Tai tokie dalykai. Yra dar kitas sritis, tai yra archeologinių keramikos degimo krosnių arba aplamai bet kokių archeologinių krosnių konservavimas ir restauravimas ir kiti dar įdomus dalykai. Būtent kartais tenka didelę archeologinę krosnį perkelti į kitą vietą. Ir šiuo atveju tas nutinka tuomet, kai dėl tam tikrų aplinkybių, žodžiu, vyksta miesto statybos ir negali tos statybos apsieiti, kaip sakoma, fizinis žemės kasimas negali apsieiti be archeologo priežiūros ir jeigu kartais randa vertingą dalyką, šiuo atveju krosnį, kartais sugalvojama, kad tą krosnį galima būtų iškelti ir eksponuoti kitoje vietoje. Tai tokiu atveju, pavyzdžiui, dabar paskutiniu metu yra toks prieš kelis metus pradėtas, jis dar nebaigtas projektas Biržuose, kur mieste netoli pilies buvo rasta krosnis, ką su ja daryti, jinai kaip ir įdomi ir vertinga ir gal ją įmanoma kažkaip perkelti. Ir tokiu atveju buvo kaip sakoma, paruoštas projektas ir atlikti darbai ir visa virtinė laimingų sutapimų, kad ir technika, ir transportas, ir terminai, ir taip toliau sutapo ir mes tada galėjom šitą krosnį, žodžiu, sutvirtinti, pasikast po ją, iškelti, transportuoti ir padėti laikinam saugojimui, kol atsiras jai kažkokia ekspozicinė erdvė. Tai čia vieni iš tokių irgi projektų, kurie kaip ir aš matau didelę perspektyvą, nes archeologinių tyrimų metu
kasgi vyksta dažniausiai. Tai yra ardomieji tyrimai. Visa informacija atgula stambesnių objektų, sakysim, brėžiniai, pjūviai ir panašiai atgula archeologo ataskaitoje, o radiniai nukeliauja į muziejų, o natūrai mes jau nieko neturim. Mes turim, kaip sakoma, iškastą duobę iki smėliuko. Tai šiuo atveju, jeigu mes radę kažkokį objektą, galim jį įvertinti, kad tai yra, kad nebūtina jį ardyti, kad jį galima eksponuoti. Ir tai yra viena iš mano, sakysim, asmeniškai tokių labai mano vertinamų ir svarbių sričių. Nes nustokim naikinti savo paveldą, mes pabandykim jį kiek įmanoma eksponuoti, rodyti. Aš jums nesakysiu, kiek yra sunaikinta Vilniuje krosnių, gražiausių, tų archeologinių, pačių įvairiausių paskirčių. Tai šildymo krosnis, kurios vadinamos Steinhofen, kur ant arkų dedami akmenys, tenais po jais kūrenama ugnis, jie įkaista, tada kanalais nukreipiama šiluma į patalpas ar ten gamybinius kažkokius barus. Žodžiu, šitie dalykai akyse tirpsta, kaip tą viską reikėtų vertinti. Yra archeologas, kuris nėra, sakysim, technologijų specialistas. Jisai kai ką pastebi, aprašo, visa tai puiku, bet mes objekto paties jau neturim, kurį galėtume dar papildomai ištyrinėti ir nustatyti jo paskirtį, patikslinti. Ir įsivaizduokim, archeologas, kuris rado tam tikrą krosnį, pagalvojo, kad čionais jos pradžia, ten pabaiga, jis taip ir aprašė, leido ją išardyti, mes neturim į ką pažiūrėti, o skaitydami ataskaitą matom, kad kažkas čia ne taip. Suprantat? Tai norint sumažinti šitų reiškinių kiekį, tiesiog aš propaguoju tą, jeigu tik įmanoma, iškėlimą arba geriausia eksponuoti vietoje. Ir tokių situacijų yra buvę ne viena, kai tikrai krosnis galėtų būti eksponuojama kaip objektas, tikrai būtų įdomi, su papildoma medžiaga, papildoma informacija, bet dėja jos buvo sunaikintos. Matot, reikia trupučiuką institucijoms atsisukti į paveldą veidų. Dabar, kaip sakiau, anksčiau yra tokia, žinot, nekoordinuotas toksai, kaip sakoma, judėjimas. Suprantat, paveldo sritis yra kažkur paraštėse. Paveldas pas mus dar nėra suvokiamas kaip mūsų pamatas, cokolis, ar ne? Ir šiuo atveju akcentuojamos tos įvairios kitos technologijos, kurios praktiškai, suprantat, laikui bėgant keičiasi, tai yra anoniminė erdvė tam tikra. Ir jeigu po trupučiuką mūsų, kaip sakoma, vadovaujančios institucijos atsigręžtų į paveldą ir suprastų, kad tai yra tiesiogiai susiję. Žodžiu, suprantat, tai yra didelis noras, gal jisai po trupučiuką ir taps realybė. Tuo dabar džiaugtis dar negalime tikrai, nors yra tam tikrų užuomazgų, pavyzdžiui, čia Vilniuje yra dabar tokia vyksta Švento Baltramiejaus mugė ir panašu, kad savivaldybė pradeda suvokti šitą mugę, šitą renginį kaip savo renginį, kaip Vilniaus, sakysim, praeities paveldo pristatymo proga, sakysim. Ir jeigu tas toliau vystysis ta kryptim, kuri dabar koaguliuojasi, kaip sakoma, tai tada turėtume tokį
kaip ir monumentalų reiškinį, kad, suprantat, vyksta mugė kasmetinė ir tos mugės metu ne šiaip, kad atvyksta žmonės paprekiauti, bet atvyksta su, kaip sakoma, įvykdytom individualiom užduotim, kuriom jie ruošiasi metus, pavyzdžiui, pristato naują produktą, naują rekonstrukciją, naują temą. Suprantat, kad tada šita mugė yra ne tik mugė, bet tai yra kultūrinis reiškinys, tai yra kiekvieną kartą mes pakiltume į vis naujus rekonstrukcijos lygmenis, tegu ne visur, bet va kažkokiais aspektais, kuriuos, pavyzdžiui, galima ir akcentuoti vieną, kitą ar trečią kartą. Tai vat toks dalykas, be sakysim, valdžios pagalbos yra sunku, bet kuriuo atveju ir be to apatinio gurgėjimo, be tų mielių irgi nieko nebūtų.